jeigu mes geriau suprantam, kas, nu, sakykime, su mumis vyksta su aplinka, kur tada tai nuveda? Nu, kaip čia sakyti. Aš tokia gal analogija, nežinau, ar labai gera, bet duosiu, kad jeigu kažkur eitumėm miške ir sutiktumėm žmogų, kuris jaučiasi pasiklydęs. Ir aš tikiu, kad jisai turi žemėlapį, bet gal nebūtinai žino, kurioje vietoje jis yra. Ne? Kažkaip, nes kas ir mums iš žemėlapį, jeigu aš nežinau, kur aš tam mieste. Ne? Kažkaip, bet tas pirmas žingsnis kažkaip susigaudyti, kokia ta kryptis galėtų būti, ko aš noriu, o ne kažkaip, kur mane traukia, ar kur aš kažkaip giliai viduje jaučiu, kad turėčiau judėti, turėčiau daryti kažką pagal save. Nu, tai ir būtų ne pirmas žingsnis, kažkaip susiorientuoti, ne, kažkaip kokia savo gyvenimo stadijoje esu, ne kažkaip kas tie veiksniai mano gyvenime. Tai yra puikus atsakymas į mano abstraktų klausimą, bet nes jis labai gerai simbolizuoja tą supratimą, kad jo, aš galiu galbūt turėti žemėlapį, bet jeigu aš nežinau, kur aš esu, tai man tas žemėlapis yra bevertis. Ir kompasas, jeigu aš nemoku naudotis kompasu, nepaisant to, kad kompasas rodo man kryptį, man čia su jausmais tai dažnai analogija būna, ne, kad kažkaip jaučiu dalykus, jie tarsi man kažką sako, bet ar pavyksta tada išgirsti tai kas man sakoma. Ką reiškia, vat, ne, kažkaip tas jausmas gal, vat, kaip tavo pavyzdė, ne, to kompaso kryptis gali būti, ne, kad kažkas mane veda, bet o kaip tai kažkaip tikrovai pritaikyti, ką man tai pasako, yra klausimas, kurį užtrunka laiko